Tai buvo sunku, sunkiausia buvo surasti motivaciją ir jūs patys matėt, vis tiek pasąmonės dalykai, nors kalbėjome apie tai, kad mums reikalinga, mes turime pridėti ir žaidime ir reikalingas geras toksai pojūtis išvažiuojant, išvažiuoti iš čia su pergalė, nepralaimėjus. Bet vyrai šaunuoliai suradom tą sudėtį, suradom jėgų, tos psichologinių, sakysim, pirmiausia jėgų ir susitvarkėm ir sužaidėm taip, kaip reikia ir pabaigėm, manau, gražia nata ir su gera nuotaika važiuosim į Stambulą. Ar likote patenkintas žaidimu tų žaidėjų, kurie mažiau šiaip praleidžia laiko aikštėje? Ronaldas energingai labai ir aš manau, kad jis didelį darbą, štai jis ir daugiau žaidė. Kaip sakau, dar ne tuo procentu, bet Martynas Gecevičius vis tiek kažką pajuto. Andriuškevičius, manau, kad visai neblogai. Kaip jisai vyras ruošiasi ir stengiasi ir galiu sakyti, kad taip. Trumpai apie būsimą varžovą, tai, kad Kinija bus varžovą jūs nustebino ir kaip vertina tą varžovą? Na, žinote, su to varžovu liktai jau čia krypo viskas, kad taip į Puerto Rikas. Paskui galėję ten pralošė Dramblio kaulo krantui. Bet iš tikrųjų mes nesirenkam varžovų. Aš manau, yra neteisinga rinktis, pralošti, išlošti ir dar kažką tai. Kada pradedi kombinuoti tokius dalykus, kaip aš sakau, krepšinio dievai nusisuka nuo tavęs. Mes žaidžiam kiekvienas rungtynės, norim gerbti ir stengiamės gerbti kiekvieną varžovą ir koncentruotis išeiti. Visai gaunasi ir dabar taip išėjo, kad mes žaisim su Kinija. Ir galiu pasakyti, rungtynės bus nelengvos. Todėl, kad kiek aš mačiau rezultatų, aš nemačiau jų žaidžiant, kad ten buvo visur ir su amerikonais lygia kova ir tik tai gale ten laimėjo. Ir čia pasaulio čempionatas. Ir šitas pasaulio čempionatas tuo ypatingas, kad turbūt labai daug visokių surprizų. Jo labiau žaidžiamos vienintelės rungtynės, kurios lems, sakysim, gyvybės mirties klausimas. Ar mes važiuojam namo, ar mes toliau žaidžiam. Tai aštuntfinalio rungtynės ir toliau eis rungtynės tik tai sunkės savo įtampą ir varžovų. Jeigu jau pateko varžovą, reiškia, jie to verti. Tai yra pasiklausimas, kokią 10-balę sistemą įvertintumėt savo komandą po grupės etapų? Pagal rezultatą 11, neturbūt. Pagal rezultatą. O pagal žaidimą? Žaidimas, kreivės. Čia sunku. Reiktų vertinti kėliniais ar atkarpom kažkaip. Taip, sunku. Treneri, išgirdot krūvą Libano atstovų komplimentų. Ar suprantat, kad čia Izmyrė pats savo labai aukštai iškėlė tą kartelę? Pasakykite, kada jinai buvo Lietuvos krepšinio rinktinės trenerių žema. Aš nežinau šitą. Tuo mūsų darbas įdomus. Išsikelti savo iššūkius ir stengti juos nugalėti. Geriau jau šitaip, negu stovėti prieš jumis čia, turbūt nelabai ir kalbėtumėtės, jeigu būtų atvirkštinis rezultatas. Visi broliai, kurie palaikė komandą čia, važiuoja į Stambulą. Ar turite jiem ką pasakyti, jie? Žinoma, pirmiausia, tai didžiausias ir nuoširdžiausias ačiū visiems. Tokio palaikymo gali pavydėti bet kuri komanda. Ir jie yra fantastiški. Aš džiaugiuosi. Ir didžiuojuosi ir galiais, ir didžiuojuosi, kad esu lietuvis. Todėl, kai mums yra sunku, mes sugebam susikoncentruoti ir pastovėti. Aš linkiu savo ir visiems, kad mes išliktume tokie. Tada mes esam stiprus. Gal galite būtent pakalbėti apie Mantą Kalnietį ir Tomą Delninkaitį, kaip jie tvarkosi su šitam savo pareigom? Aš manau, kad tai būna momentų, pametam kontrolę, ar ne, bet visumoje jie šiek tiek skirtingi ir jie vienas kitą papildo. Tomo jis nėra toks 100% žaidėjas, jis daugiau atakuojantis, bet jo ginklas yra tolimi metimai, galima susikurti. Aišku, Mantas yra mūsų pagrindinis žaidėjas, jam būdingas greitis ir mes stengiamės išnaudoti tas savybės.
Nu ir kiek leidžia ten nuo suolo, bandom padėti, paorganizuoti ir stabdyti. Tai aš jau anksčiau sakiau, aš nenoriu aštrinti ir aš nesakau, kad tai yra problema. Mes turim susitaikyti, kad mes neturim dabar Jasikevičiaus, ar ne, ir kitos komandos yra panašioje situacijoje. Ir tiesiog bandom pritaikyti tą sistemą, kuri galėtų išryškinti mūsų žaidėjų gerasias, stipriasias pusės. Ačiū.